Šiaip pats vaikystėje užaugęs Mažeikiuose ir atsimenu, būdamas mažas, kaip eidavau į futbolo varžybas. Dabar vis mažiau ir mažiau galimybių, po to ilgą laiką Mažeikiuose apskritai nebūdavo nieko iš vyrų futbolo. Ir prieš 5 metus, kai Atmosferos vadovai užsuko pas mus į įmonę, ieškodami bendraminčių rėmimui mergaičių grupės atsiradimui apskritai Atmosferos sistemai, mes kažkaip nelikom abejingi kaip įmonė, nes grupiai remiam ne vieną rinktinę ir komandą sporte, kurioje žaidžia moteris, ir norim skatinti tą daryti ir kitus. Manom, kad tokie turnyrai, kuriuose dalyvauja vaikai, ne tik berniukai, bet ir mergaitės, yra fantastiškas laisvalaikio ir laiko praleidimo būdas. Tai kažkaip net nesitikė, kad jau 5 metus organizuojam tą turnyrą. Žaidžia ir berniukai, ir skirtingų dydžių, skirtingų amžiaus komandos. Tai šiemet žiauriai džiaugiuosi, kad pagaliau yra turnyras mergaitam ir kad mes prie to irgi galim prisidėti. Tai tiesiog gera būt kartu su vaikais, gera, kad jie turėtų galimybę ir užimti.